Atsigerk sulčių ir papasakok, kaip sekėsi. Kaip patiko, kad laukas buvo... Buvo ir pas tave? Jo. Buvo. Belė, kaip, o sauna buvo? Taip ir saunai buvo irgi. Ir ice plunges? Vynagius laikas. Ai, aš Ledo nenuėjau. buvo, Buvo, bet aš nenuėjau, aš nesupratau. Prie pirties, ne? Po lediniu dušu prausiausi. Žiauriai patiko, žiauriai, koks kietas šitas ant scenos buvo. Kaip gaila, kad nebuvo ledo mane. Žodžiu, aš tik atėjau, pati nespėjau net sureaguoti, jau atneša moteris man rankšluostį, tai tipo, daviau vertėją, tipo. Aš nuėjau į registratūrą, norėjau nupirkti jums rankšluostį, bet tipo, pamačiau, ten jūs baseinė, tai tipo, norėjau nupirkti rankšluostį, bet man sutiko paskolinti, tai tiesiog pasinaudokit, tipo, nuneškite į registratūrą. Labai miela buvo. Aš net pati nespėjau pagalvoti. Aš vidury tiesiog visų tų tarškiuosi ten po pirties, šitam ice plunge buvau, ateina irgi vyrukas, rodo, tipo rankšluostis kažkas, tai nieko nesuprantu, kas vyksta, gal tu paprašai, tipo, kad ėjai pasimti rankšluostį ir man atnešai, tipo, bet galvoju, kažkaip nes... O jis rūbais jau buvo lauko? Ne, nuogas. Ir blembo. Ir paskui, tipo, man tai dašilo, kad turbūt receptionas paprašė, tai nežinau, ar čia buvo kažkas tai iš šitų svečių, bet man atrodo, kad receptionė, nes aš tik atėjau, jinai rodo rankšluostis, tipo, aš sakau, arigato gozaimasu, tipo, tai nueisim liauduką padovanos. Ai, geras. Nes man tam atras kaip ir vardino, kad jinai nuėjo, tipo, paprašyti. Tai gal jie pora su to vyru. Nu, bet anyway, tipo, labai miela, kad pasirūpino mumis. Žiauriai fainai. Aš nuėjau dar ten prasitempiau. Nes aš turėjau savo rankšluostuką, bet, tipo, toks atnešė ir tokius gerai. Nes mūsų tie rankšluostukai tokio ryčio. Aš tempiausi tiesiog visur vandenį, tempiausi pirtį, tempiausi tiesiog. Tempiausi ir tempiausi tiesiog, nes taip gerai palisėjau. Nu, tiesiog po tokios dienos aš atsiguriau toj lauke, tipo, po stogeliu ir žiūriu ir tiesiog galvoju. Nu, va, tipo, dėl šito dalyko visą dieną mes ėjom ir tiesiog... Man taip kiekino dopaminas, kad aš tiesiog supratau, kad wow, čia mes dabar keliaujam ir dabar aš čia kažkur Japonijos su tam karštoj versmėj. Ir man žiauriai patinka dabar Japonija. Tiesiog aš įsimylėjau Japoniją. Ir paskui dar atnešė tą rankšluostį, iš vis nebegaliu patikėti, prasme, čia viskas taip smagu. Taip patinka, kad į šitą visą aplinką ir viskas įpareigoja žiauriai laikytis taisyklių. Ir toks visi taip tvarkingai viską daro. Tai nežinau, nu, reikia nusiprausti prieš tai, bet aš jau taip kruopščiai nusiprausiu. Toks ne tiesiog, kad žinai, susišlapinim, nu, ne, o tiesiog visą ten su šampūnais, su viskuo, žinai, tikrai toks, nu, viską tiesiog darai. Kaip priklauso, kokios skanios šaltos sultys, tiesiog, wow, aš tokias pačias geriau obuolių, tai buvo irgi labai geras. Čia vynagių. Netingi iki parduotuvės eiti, nes aš tai norėčiau, na, dar. Aš irgi norėčiau. Pasimsim užkandžių ir tada, aš nežinau, eisim kalbėti dėl nakvynės, gal ar... Manau, kad iš karto reiktų pasitarti. Nu, taip, dabar, ja. Einam, paklausim. Tai gal paliekam dar trumpam čia viską? Ja, aš tik tas užsek noriu. Atsigers. Gal šitą vertėją iš karto įstrauk? Kaip? Pažiūrėsiu, kad Soba vieta sakė, kad mes galbūt galėtume čia kažkur prisiglausti. Jo, pasistatyti palapinę. Jo. Hai. こんにちは。蕎麦屋さんが公園にテントを張ってもいいと言っていたのですが、どうでしょうか？ありがとうございます。大丈夫です。 Yes? Hi? Yes, hi. Arigato. Gozaimasu. There is a park with a roof nearby. Okay. Okay. We saw it. Wonderful. Okay, perfect. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. A gift for you. ありがとうございます。 Thank you so much. Okay, bye bye. Dieve, kaip miela tau ateina per vertėją ant lapuko angliškai Jau buvo užsirašęs. pasiruošus, aš negaliu patikėti. Ten Jau paprašyta. buvo laukiu, kada ateisim. Šalia yra parkas ir ten yra daug tualetų. Šalia yra parkas su Su stogu. stogu ir ten daug yra tualetų. tualetas. Wow. Tiesiog,
Tiesiog labai graži pradžia dienos, vakaras jau dabar. Nežinau, gerai viskas. Ką Einam. pakuosimės ir einam į kombinę, ne? Einam per tokį kelią, kurį jau baigia pasiklemš gamta. Žiauriai ištaškyta viskas. Tai galvojam, gal čia nuo žemės drebėjimo kažkada buvo kelias ir prasiskyrė žemė tiesiog, nes ėjo kelias ir vat duobė. Čia irgi. Duobėlė eina nusipraust. Nu, atrodo tai visiškai insane. Iš kitos pusės priėjom tako, žmonės dirba, tvarko kelią. Naują tiesą panašu. Nu, darbo tai čia belenkiek nusimato. Tvirtina kelią maišais kažkokiais tai. Ten vamzdį belenkokio diametro įkišo, kad nubėgtų vanduo kažkur tai per čia, per tą kelią, per apačią. Nu, bet čia žiaurus darbas, ta prasme, čia aš neįsivaizduoju, kaip kalnuose sudėtinga yra tiest kelią. Pasižiūrėk, kiek akmenų, visko. Labas rytas, išlipau iš palapinės, vienu parodyti, kokioje vietoje mums šiandien pasisekė miegoti. Tai mes vakar ten visai laipėjom per kalnus ir atvykom į ten, kur buvo tas žemės drebėjimas, ten iš tikrųjų taifūnas sugriovė, išplovė tuos kelius. Ir atvykom į miestelį, kuris vadinasi Morotsuka. Ir jis yra tiesiog nuostabaus grožio kažkoks kalnų kaimelis. Tai aš dar bandžiau vietinių klausti apie kempingą. Bet pala pirmiausia parodysiu. Matosi va ten, ant olos. Bet pala, aš pat nebarandu. Čia, va ten. Ant olos prisiglaudėm, sulaukėm, kol sutems. Ir atėjo miegoti ir dabar atėjo rytas. Ir Julius ant tvarko palapinę. Pabandysiu arčiau nueiti. Tai šitas miestelis labai panašu, kad yra pakankamai turistinis tiesiog ir tarp pačių japonų. Čia yra keli viešbučiai ir jie buvo pilnai užbukinti. Yra kempingas kažkur ten einant aukštyn į kalną. Ir iki jo dar mums sakė yra apie 4-5 kilometrai. Mes vakar 25 kilometrus lipom į kalną, tada žemyn. Ir nors šiaip 4-5 kilometrai skamba labai mažai, bet po tokios visos dienos eiti vėl dar daugiau, kai jau sustoji, nežinau, pavalgai, labai sunku. Tai pamatėm šitą vietelę, dar bandžiau vietinių klausti, bet man tik tą kempingą rekomendavo, pamatėm šitą vietą. Tai kol pavakarieniavom, pasėdėjom ir atėjom sutemus čia pasistatėm tą palapinę. O žmonių čia daug dėl to, nes poryt, man atrodo, prasideda auksinė savaitė, Golden Week vadinasi. Tai čia yra Japonijos šventė, mes dar, kadangi jinai neprasidėjo, mes nieko apie ją nežinom, truputį bijom, kad mums pamaišys koją, nes šita šventė, kiek aš skaičiau, yra apskritai didžiausia
viena didžiausių Japonijos tokių vat kaip švenčių. Tai čia tokios atostogos, kur visi atostogauja, kažkur važiuoja, kažką veikia. Ir pavyzdžiui, net čia vakar buvo vienintelė veikianti kavinė. Mes ją atėjome, kai neatsidarė 5 valandą ir jie sako, ne, atsiprašau, mes turime rezervaciją, ateina ten vat kažkokia šeima ir mes tik juos maitinsime. Tai truputį bijom, kad nebetilpsime mes niekur, bet pažiūrėsim. Bet šita vieta tikrai buvo labai žavi miegoti. Šiaip Japonijoje labai daug viešų tualetų. Iš tikrųjų, va taip miestelėje, pavyzdžiui, va už šito pastato, va ten va yra ženklas, kad yra viešasis tualetas, ten, kur aš pradėjau filmuoti, kur buvau nuėjęs. Tai jie visi labai tvarkingi, labai gražus ir mums labai pasisekė, nes mes tiesiog ten randam rozetės. Tai vakar irgi vakare sėdėjom, ten šalia yra infocentras, yra stoliukas ir į tą tualetą pasidėjom savo tiesiog visus powerbankus. Susikrovėm tiesiog. Gal turbūt nelegalu, pavogėm elektros šiek tiek, bet mums jau emergency buvo, ten jau visiškai ant raudonų lempučių sėdėjom. O šiandien vėl, mūsų laukia kalnas ir nuokalnė. Jeigu laukia kalnas, laukia ir nuokalnė. Ir dar atsimenat, kaip sakiau, kad jeigu miegam ten, kur nelabai galima miegoti, tai reikia ne tik palikti tvarkingai, bet ir palikti gražiau negu radai. Tai radom šiukšlę. Paimsim ir ją. Tai su šiukšliadėžėm Japonijai dabar jau viskas labai aišku. Tai mes nešiojame šiukšlę su savim. Butelis, dar radom. Butelis, kaip depozitą tokius galima priduoti prie... Aš paimsiu. Galima priduoti prie vending machines visada, bet ten tiesiog specialiai skilutės padarytos, tiesiog kad tilptų tik butelys. O tokias normalias šiukšlės, tai arba tu priduodi ten, kur tu gyveni, savo namuose, viešbučiuose ir panašiose vietose, arba jeigu tu valgai convenience store, tu pavalgęs gali atiduoti jiems šiukšlės ir jie išmeta jau pas save. Kažkaip nėra, kad priskauptų daug tų šiukšlių. Taip vat, tokį kiekį maždaug turime, mūsų kuprinė yra speciali. Parodyk mūsų bagažinę. Nes aš su mikrofonu, tai mūsų, va čia yra bagažiniai šita vieta, kur ir gamintojas yra pasakęs, kad čia arba šiukšlės galima dėti, arba užkančius tiesiog patogiai išsitraukti. Toks tinklas, kuris tempės kiek tik nori. Mes dabar, kai išsukom iš didesnių miestų, tai restoranuose pavalgyti mums yra mažiau šansų. Konnichiwa. Nes kol dienos metu restoranai nedirba, jie ten nuo kokios, tarkim, 1-2 iki 5 nedirba, o vakare, kai ateinam, jie nebedirba. Tai mūsų dabar daugiausia maisto yra iš konbini parduotuvių. Tai šiandien parodysiu, ką išsirinkom pusryčiams. Tai vakarieniai visada imam tos karštus patiekalus, tiesiog pasišildom, o pusryčiams. Mėsos sriuba. Mėsos sriuba su kiauliena ir bulvėmis. Tokio stebuklą. Parodyk kažkokį turinį. Ar tu viską suvalgi? Ten normaliais gabaliukais ten plaukia kiauliena, jo. Ką dar nusipirkai, parodyk? Salotas, taip, toliau. Tada vištienos gabaliuką, šlaunelės mėsa, trikampis sumuštinukas su salota ir kumpiu ir sūriu. Super. Ir sūrio pyragas. Sūrio pyragas. Nuostabu. Mano pasirinkimas yra mėsos sriuba su grybukais tokiais. Čia va, pažiūrėkit, kiek grybukų plaukioja. Tada yra salota su vištiena, sumuštinis su kumpiu, mača iš plasmasinio buteliuko ir toks vat, pailgas makaronsis. Skanaus mums. Tai lipam nuo ryto šiandien į kalną, einam link miestelio pavadinimu Takačipo. Jisai už 45 km. Turim apsirūpinę jau sauso maisto, tai išgyvensim. Saulė šviečia, kopiam ir žiūrėsim, kas bus toliau. Ką diena pasiūlys. Pilna ženklų apie šernus. Praneša, kad čia jie gyvena šituose miškuose. Tai kaip Dovilė bijo sliekų mėlynų, dėlių, bičių, aš kažkaip labiau dėl tų šernų pergyvenu šiaip, nes
nežinau, vis eidamas įsivaizduoju, kaip atbėga šernas ir tada aš ten, nežinau, nusiemu nuo lazdos tą angalį ir bandau mus apginti nuo šerno, bet per daug filmų tiesiog žiūriu. Tai tiesiog žinom, kad jeigu sutinkam šerną, tai reikia nuo jo judėti atgal, iš lėto, jis turėtų nieko nedaryti, bet jeigu pamatai šerno vaikus, tai tada jau turi kuo greičiau atsitraukti, nepakliūt niekad tarp šerno ir jos vaikų, nes 99% kad puls ir gins savo vaikus šernė. Tai viskas bus gerai mums. Svarbu šitas kalnas šiandien nesibaigtų, nes labai smagu lipti jį. Ane? Aš, pavyzdžiui, lipu su lazdom, kada nekalbu su mikrofonu, o Dovilė tiesiog kavos pasiėmė ir kaip per brančą tiesiog kyla į šitą kalną. Tai akivaizdu, kad Dovilė geriau pasiruošė šitai kelioniai. Šiandien saulėta diena, prisidėjom tų užkandžių visokių maistelių sausų, batonėlių. Ir taip smagiai einasi, kad atrodo, dabar žemėlapis rodo, kad mums liko 7 valandas iki tos, 7 su centais, iki tos kitos miestelio vietos, kur turėjom vidury miegoti. Tai atrodo, kad čia nueisim čia kiek ten turėjo būti, 45, man atrodo, kilometrai. Jeigu nueisim, galėsiu pasakyti tiksliai nueis. Ir pažiūrėjom dabar, kad sukilimo jau beliko tik 400 iš to kilometro. Tai jau daugiau nei pusę sukilom, reiškia. Tai visiškai realu atrodo, kad dabar 1 valanda. Kad iki vakaro šiandien, tai pagalvojom, kad gal geriau šiandien pasikankinti, nueiti ir rytoj tame miestelėje tada galėsim smagiau praleisti laiką, tiesiog pabūt geriau ilgiau ten, pavalgyti kažką. Karštas versmės, kaip visada, geriausiai padeda atsipalaiduoti. Neįtikėtinas dalykas, kad į karštas versmės tiesiog galime įti Japonijai būdami. Pigus ir pats maloniausias. Tiesiog malonumas, kas gali nutikti tiesiog tokios atstumus einant. Nu tai va, tai ne pirmas rodėjo, kad tokius kilometrus eit per dieną. Ir jeigu jau vakare lieka nuokalnė, tai labai realu, kad nueisim. Kitas variantas, kad vidury kažkur stotume ir tada ten kažkur vidury nieko valgytume savo sausus dešrainius ir rytoj vėl eitume likutį. Bet labai graži diena, gerai einas, tai kol kas einam. Prieš atskrendant į Japoniją sakiau, kad čia tai aš tikrai jokių būdų niekada nesigulsiu ant žemės ir negulėsiu, nes tiesiog atrodo, kad tiek daug gyvybės, tiek nepažįstamų augalų ir visko, kad tikrai nesigulsiu. Taip jau reikia savaitės ir mes jau gulim. Kai rašinėjau praeitą video, kai buvo likusi 7 valandas, tai pagal žemėlapį buvo likę 30 km. Tai nuo tada mes dar nuėjom, nežinau, kažkiek ir esam lygiai pusiaukeliai. Tai tu atsimeni, kiek ryte buvo iki to miestelio? 5. 45, aš taip ir sakiau. Tai reiškia, kad mes esam pusiaukeliai maždaug pagal žemėlapį. Mums ryšio nėra, kad užkrautų, bet mes matom, kaip taškelis juda. Tai reiškia, 45 palinti iš 2, 22 liko kilometrai. Dabar yra kokias 2 valandos ir... Bet liko 22 nuo kalno. 22 km bus žemyn. Mes visą rytą iki dabar beveik lipom į kalną, jau biškį pradėjom leistis. Tai liko žemyn nueiti. Kampai. Dugna. Kampai. Va. Wow.
Bet skaniai atrodo. Jo, dar pusryčiam pasiėmėm, priešpiečiam pasiėmėm tokį normalų sumuštinį ten su kiaušiniais ir mėsa. O dabar jau tokiam, bet normaliam maistui, kur gali sugesti, tiesiog, man nesuvokiama. Tie dešrainiai, aš dar mūsų dešrelė, bet ten yra su spagečiais visokie ir panašiai, tai jie tokie supakuoti, bet jie turi galiojimą laiko, jie visi galioja maks 2 dienas. Tai nežinau, vieną kartą jau bandėm, skanus. Taste test. Išlepino jau Dovilę Japoniją. Net po kilometrų, kiek čia, nežinau, nuėjom 30. Skanaus. Kvepia tai skaniai, garstyčios tokios šitos Dijon. Bus gerai. Tai viskas, priėmėm sprendimą, kad šiandien nueisim tas 45 km. Labai savim didžiuojasi, nes su 1000 metrų, 1 km sukilimu, tai yra tikrai rimtas iššūkis. Ir visą sukilimą mes jau įveikėm, liko 160 metrų ir dabar visas kelias yra tik žemyn. Tai žemyn mes turim 900 metrų nusileidimą ir liko apie 4 valandos ėjimo. Tai palyginus su visa diena, tai čia visiškai nieko neliko. Mes jau svajojame apie maistą. Ir šitas jausmas, šiaip kodėl mes ryte Julius sakė, kad neeisim greičiausiai, tiksliau net nebuvo minties, kad eisim visą distanciją. Dėl to, kad dar yra tik tai nežinau kiek čia, mes 2 savaitę einam. Ir dar kūnas tikrai nėra adaptavęsis prie krūvio. Bet kažkaip jaučiu, kad tikrai gerai jaučiamės, klausome savo kūną. Ir kad, galim šiandien eiti šią distanciją. Tai mes ir Amerikoje esam sutikę daug keleivių, kurie persistengia tiesiog per pirmas dienas, pirmas savaitės, perspaudžia save ir tada labai greitai pirmose miestelėse jau gydosi traumas. Bet atrodo, kad šiandien galėjom eiti ir einam ir viskas bus gerai. Žmonės, mes atėjome. Aš tikrai nevaidinsiu, kad man nieko neskauda ir kad aš gerai jaučiuosi. Man labai skauda. Man skauda mentis. Man skauda pėda. Nėra, kad ten kritiškai kažkas blogai būtų, aš einu toliau. Bet tiesiog reikia poilsio jau. Ir mums liko 20 minučių tik tai. 20 minučių iki kavinės, kuri dirba iki vėlaus vakaro. Žiauriai smagu buvo, nekartočiau. Jo, vienintelis šansas, kad mes darytume tokius triukus, taip pat būdavo ir anksčiau kelionėje Amerikoje. Tiesiog reikia nueiti tokį atstumą tam, kad gautum karštą maistą. Taip, kažkas nutinka tiesiog, kad neįmanoma sustoti. Praėjusiam video rodėm, kaip gulim palapinėj mažam miestelyje. Ir 7 ryte, ir 5 arba 6 vakare per miestelio garsiakalbius pasigirsta muzika. Labai keista. Reiks išsiaiškinti, kas čia groja. Jo, mažose kaimuose visur yra garsiakalbiai ir per juos netgi pranešimus kažkokius sako. Tai... Už lango tiesiog kažkas kalba. Tai tiesa yra tokia, kad Japonijoje dėl stichinių visokių nelaimių gausos kiekvieną rytą ir vakarą yra tikrinama garsiakalbių sistema. Ir yra priimtas sprendimas tai daryti ne su pavojaus sirenomis, bet su kažkokiom tradiciniam dainom ir muzikom, tokiam ramiom. Atėjome į kempingą vidury liūties. Nėra nei vieno žmogaus, mes pabandysim čia apsigyventi. Ten gal bandom, kur duris atidarytos. Turbūt ne visai kempingo sezonas. Ai, čia žiūrėk, čia tualetai. Mašina stovi, bet žmonių nerandam. Palauk. Čia tualetai labai gerai.
Lipam į viršų. Gal rasim su stogu vietą. Opa. Nu va čia, jeigu mums leistų prisiglausti, būtų nestabu. Šita vieta. Dar viena mašina atvažiavo. Labai netikėtai. Konnichiwa. You work here? No? Aha, 2 person, 1 tento. Oh, no problem. Okay, okay. どちらに はどちらですか It's okay. イベントです Where is the tent? In the back, but OK we would like to use the roof. Okay? Okay. Arigato gozaimasu. Gavom stogą, jam dingo balsas. Aš išsigandau, kad jis taip piktai mus priėmė. Okay? Okay? Arigato gozaimasu. Paklausiu kainos gal. Wow! Hoteru! Kakaku? 2人で、2000円かな1000円で2000円 200. もう一丁 X. 2? よいしょ 2000. 2000. Aha. 2000. Gerai? Gerai? Koks skirtumas? Nu, tipo, neturim ką daryti. 10 eurų. Brangu, bet. Arigato gozaimasu. Nu, bet su šviesa va būsim. Nu, mums tikrai čia apsimoka sumokėti 10 eurų, nes tiesiog miegosim po stogu, va čia sausa vieta. Šiaip turėtume jautienos, tai tiesiog galėtume dar ir steiką čia išsikepti. Žiūrėk, kokia bambukinė šluota, wow. Tai tu nevaidink, kad šluoji, o šliuok. Nerealu, bet tikrai kaip jauku, kai lyja, tiesiog būti po stogu tokiam šitam. Klausykit, mes tikrai galėtume susigurti lauželį tokį čia. O kodėl tu sakei, kad turi būti 200? Ne 200, man atrodo, kad 600 rašė bent jau komentaruose. 600 palapinė. Ir dar plus, man atrodo, po 200 žmogui. Tai turėjom sumokėti, man atrodo, 1000. Ai, o gavas 2000. Jo. Tai manau, kad jisai įvertino šitą stogą. Kad jisai, vis tiek mes čia prikvepuosim turbūt normaliai. Nu, bet realiai visiškai negailas įsimokėti už šitą vietą. Ne, 1000 tai yra 5 eurai, 6 eurai. Tai nėra Sumokėjom labai. 10 eurų, jo. 10-11. Gerai, įsigrįžta. Žiūrim, kas bus dabar. OK 5. Okay. Okay. 5. Yeah. はいどうぞ Yes. Okay. Okay. Arigato gozaimasu. Nu, super.
Okay. Tai viskas. Man atrodo, mes supratom, kad aš kai atėjau, aš kaip įpratus kiekvieną kavinę, kai mes užeinam, iškart rodom two person, nes, iškart klausė, rodo two, aš tai ir pasakiau two person ir jis suprato, kad mes 2 naktim apsistojom. Ir mes turbūt susimokėjom už 2 naktis. Bet nedidelis nuostolis, 5 eurai, tai niekur visos, viskas bus gerai. O Julius bandys užkurti dar ugnelę, bet labai labai šlapia viskas, tiesiog tai kažkiek dėl laužo, bet gavosi Paulo Santo. Nematai kirvio kokio? Ne, bet aš palaiminsiu mūsų buveinį. Nuo Mukadė apsaugosiu. Mukadės, eikit iš čia, Mukadės, eikit iš čia, Mukadės, eikit iš čia. Iš tikrųjų, tai su Mukadėm yra taip, kad jų sezonas dar neprasidėjo. Tai jos nors ateis per lietų, bet jos ateis, kai bus lietaus tas karštasis sezonas. Tai dar kol kas ramu, turi mėnesį ramų, bet jau su savo pasiruošimu būsiu pasiruošęs po mėnesio. Labai labai gera būti po stogu, kai lyja ir ant manęs nelyja. Ką tu dar čia bandai sugalvoti? Prisiminiau, kad turiu kelis lapus. Tai pabandysiu susmulkinti žievę kažkaip ir su lapais įžiebti ugnį. Kokius tu lapus turi? Kur žodžius atsispausdinau japonų. Ne, tai jų negalima deginti. Turim 2 kopijas. Labai gerai. Jaučiuosi, lyg būčiau žurnalistė atvykusi pas ūkininką Julių į svečius, kuris tiesiog gyvena palapinėje. Ūkininkas ieško žmonos. Jaunikio išbandymas. Dar vienas serialas. Čia tai visą dabar turėsiu sustarkuoti? Nu, reikia daug. Nes turim dar žievės papjaustysiu. Jos šiaip sausos, bet išorė įdrėkus šiek tiek. Jas turi ugnies užtek, kad jos šiek tiek pradžiūtų iš išorės. Neberūkto, pradėtų degti. Aš taip galvoju. Bet čia tik mano nuomonė. Bet čia tik mano allegedly. Galimai taip yra. Lygiai prieš metus šiandien, balandžio 30 dieną, buvo paskutinė mano darbo diena. Ir mes išvažiavom į oro uostą ir išskridom į Ameriką. Ten buvom savaitę ir po maždaug savaitės pradėjome eiti pėsčiomis per Ameriką. Šiandien ryte pusryčiavom, pamačiau kalendoriui balandžio 30. Ir galvoju, kažkokia man labai reikšminga data, bet niekaip nesuprantu, kodėl. Ir persukau visus gimtadienius, persukau visokias šventes. Ir žinau, kad tikrai nieko nėra balandžio 30. Ir tada supratau, kad tiesiog ta data, tas skrydis į Ameriką taip įsiminęs yra, kad net pati data tokia reikšminga atrodo. Tai praėjusi video kažkaip klausė kažkas, kodėl mes pasakėm, kad šitą kelionę įsivaizduojam, kad bus daug sudėtingesnė nei Amerikos. Tai nei kiek nenuvertinant Amerikos kelionės, visgi tai yra vienas sudėtingiausių iš vis gyvenimo maršrutų. Sudėtingesnė šitą kelionę iš mano pusės yra tuo, kad Amerikoje yra tam tikra bendruomenė. Tas kelias yra 100 000 kartų praeitas
tai kiekvienais metais ten eina žmonės. Ir nors tu visada esi vienas visur, bet toks yra visada nematomas užnugaris. Yra daugybė žmonių, kurie kartu eina tą patį kelią, nors tu jų ir nesutinki, bet matai jo žemėlapį, matai jų komentarų žemėlapį, žinai, plius minus jau statistiškai gali įsivaizduoti, kad pavyzdžiui, jeigu žinai, kad tame maršrute yra meškos, tai tu iš kitų žmonių istorijų, ta prasme, apie tą ataką yra sukurti filmai, yra daugybė įspūdžių pasidalinti ir prirašyta visur, tai tu jau statistiškai gali dėliotis informaciją, kad, tarkime, tame tokia meškos nepuola, kad ten, tarkim, gyvačių sutiksi, tarkim, vieną kartą per dieną, bet jeigu pats ant jų neužminsi, jos prie tavęs neleis. Ir panašiai, ir turi tokį užnugarį, kažkas pirmesnis už tave tą savaitę ar mėnesį praeina pro vandens šaltinį ir jisai pakomentuoja prie žemėlapį ir parašo, ar vanduo yra išdžiūvęs, ar jisai yra vietoje ir panašiai. Ir viskas gaunas tokiu šiek tiek kompiuterinio žaidimo principu. O čia, ką aš labai jaučiu, kad kai visą informaciją susirinkom patys, einame, pavyzdžiui, tarkim, dabar yra šernų zona, tarkim, pats nepavojingiausias gyvūnas, kokį mes sutiksime. Tai jo, šernų nebijau, tai nelabai geras pavyzdys. Bet tiesiog kiekvienas gyvūnas, tu nežinai, kokio lygio tai pavojus yra. Ir rinktis informaciją iš kitų žmonių irgi yra labai neteisinga. Nes, pavyzdžiui, dabar mes turėjom laisvą dieną ir mus pavežė žmonės į Onseną, į Karštas Versmes. Mes buvome mieste ir vežė mus žmogus ir klausė ten, ką mes veikiam, kur mes einam ir taip toliau. Ir kai jisai išgirdo, jis tiesiog buvo šokiruotas ir jisai sako, yra labai labai pavojinga ten, labai baisu, dabar prasidės tokie karščiai, kad jums ten bus tipo, labai 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 pavojinga. Jis tiesiog kartoja, kad tai yra pavojinga. Ir realiai, jeigu aš juo tikėčiau, tai tiesiog labai išsigąsčiau. Bet tada mes jam pasakėm, kad mes praėjusiais metais ėjom per Ameriką ir tada jisai dar labiau šokiruotas liko ir iš vis nebesuprato, kas vyksta. Tai tiesiog kiekvieno žmogaus suvokimas, baimės lygis, santykis, nežinau, su gamta, su pavojais, su viskuo yra toks skirtingas, kad tiesiog labai sunku suprasti. Kai mes ten sakom, kad mes eisim į Hokkaido ir mus pradeda gąsdinti, bet ten juk yra meškos, mes neturim kaip palyginti. Nes ir Amerikoje buvo meškos, bet tarsi mes žinom, kokios tos meškos, mes žinom, kad jos mūsų nepuls, mes žinom, kad jos yra išgąsdintos žmonių ir kad jos kiek įmanoma vengs žmonių. Ir dabar viskas yra tik mūsų fantazijoje ir kai būna labai sunku, ta fantazija labai 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 stipriai tiesiog suveikia ir gąsdina. Tai, pavyzdžiui, aš ten nežinau, apie tas širšės, monstrės, žudikės, ten skaitausi, domiuosi, bijau jų paniškai. Ir tada fantazija tiesiog įsijungia, aš išgirstu kažkokią zirzimą šalia savęs ir iš karto aš nežinau, kaip gali būti. Nežinau, koks yra limitas. Gal čia 1000 tų bičių gali būti vienoje vietoje ir jas visus gali mane pulti. Eik, tu šikti. Išvalė kraują tau. Va čia žiūrėkit, aš ir čia skraidu. O Dieve. Aš nežinau, ką daryti. Ar ne dabar mane puola? O Dieve, aš girdžiu z. Pažiūrėkit, ar ne mane puola. Ne, nebėra z. Aš tiesiog ėjau. O Dieve, jinai va čia. Aš negaliu eiti. Jinai ten tiesiog stovi ir aš žinau, kad... O Dieve. Jeigu jinai atskrenda, reiškia, yra jos lizdas šalia, reiškia, jinai tikrina, kas aš esu. Ir sako, kad jeigu jinai priskrenda, tiesiog eik ramiai atgal. Nebėk, nes jinai gaudys tave, eik atgal. Žinau, kas vyksta, kodėl jinai skraido virš manęs. O čia jos šešėlis. Eik tu šiekt. Einu atgal tiesiog. Ne, jinai virš manęs, aš nežinau, ką daryti. Aš matau tiesiog jos šešėlį, nes aš bijau pakelt galvą. Nėra jos. O Dieve, čia dabar visur matau šešėlius. Čia šešėlis. Aš girdžiu z. Aš nebežinau, ar man vaidenasi tiesiog. Ir čia tiesiog vabaliukai skraido. Aš nesuprantu, tavęs nepuola tos širšės. Ten ne širšės.
Ten didelė tokia musė tiesiog. Aš tiesiog nerimo ataką turėjau, man buvo tai baisu, tu neįsivaizduoji, aš ėjau ir aš tiesiog girdžiu tą ZZZ ir vis šešėlis vienas, o taip seka mane. Aš taip bijau, tai aš pusę kelio tiesiog atgal ėjau. Aš tiesiog nueinu atgal, painu, nebežinau ką daryti, einu atgal. Ir tiesiog matau, va čia jinai kaba. Ir tiesiog, kai einu nuo kios ir negaliu praeiti, tiesiog. Man buvo taip baisus, neįsivaizduoju, tada tiesiog ėjau, va taip užsistengus. Ir tiesiog visur va taip šešėlis skraidė. Tai baisu buvo, tu net neįsivaizduoju, aš neįsivaizduoju, kaip tu nebijai. Ten ne bitės. Pagal ką tu sprendi? Nes bitės nekaba taip. Tokios putlios, tokios musės didelės. Bet jeigu net aš mačiau iš taip toli. Didelė žiauriai. Ir atrodo kaip, kaip šita, kaip kamanė. Kamanė. O tai kas bus, kai ta širšė bus? Kas ten yra, negesdink? O Dieve, kas ten yra? Ką, žinau, kažkur prasikirtai koją. Eik, tu šiek, ten buvo toks šliužas užlipęs. Ten, kur surinkimas kelio? Ja. Ten buvo man šliužas žiaurus užlipęs, Juliau. Tai ką tu darei? Aš nieko, aš tiesiog jį nuspyriau. O ne. Krūvina tau čia. Taip, daug nuvalys. Čia nėra normalu, kad taip užlipo šliužas ir man dabar krūvina. Įsisirbė dar vieną dėlę kažkokią. Man vakar buvo dėlė įsisirbus. Vieną dieną užsidėjau nekelnes tiesiog. Nieko čia nėra. Nežinau, kas čia. Čia šis nieko nėra. Tai čia ne mano kraujas gal, nes man tai nieko nėra. Bet tai iš kur ta krauja tada čia? Tai aš sakau, čia buvo kirminas. Nu jisai įkanda tau tipą kažkaip tai. Bet tai kaip žinot, kad nemirsiu? Biški kraujuoja. Gali būt? Man jau trečia dėlė įsisirbė. Tau skauda ar ne dabar? Per koinę. Man visiškai neskauda, aš sak pajaučiu tokį kaip... Bet jinai koinė tik tas buvo įsikabinus. Lengva neištėjimą tokį. Ką? Nežinau, aš suplėšiu koinę. Bliamba, per koinę įsisirbė, įsivaizduoja? Aš nežinau, ar jos užžadžia mano kraują tiesiog, kad jau viena įsisirbė ir dabar jas toliau užžadžia. Neįsivaizduoja. Kodėl tau ne vienos man trečia? Bliamba, tam palei kraujo grupę kažkaip mėgsta, žinai. Tai tu esi vadų kraujo grupėje, aš dėliau. Mano vaikas ateizdė. Tai va tas toks, kažkaip kai turi bendruomenę, nors jinai net nėra kartu su tavim, jauties tiesiog saugiau. O man dabar didžiausia baimė kelia tai, kad mes tiesiog neturim su kuo, nežinau, pasilyginti. Visiems, kam čia pasakom, kad eisim, jie visi būna nustebę ir neturi kaip mums padėti arba patarti, nes tiesiog neturi atsakymų mūsų problemas. Nežinau, kiek suprantamai papasakau, bet dėl to tiesiog jaučiamės nesaugiai. Čia tik aš apie save kalbu. Aš jaučiuosi nesaugiai, nes to tokio palyginimo nėra. Nežinau, kiek aš turiu bijoti, dėl to protas labai labai plačiai sukuria, fantazuoja apie didelius pavojus ir labai lengva prisikurti visokių dalykėlių. Einam pažiūrėti, kaip laužai sekasi. O, jau beveik dega. Kaip įvertintum, kad sekasi čia? Nei žodžių, nei laužo. Nieko nebeliko. Nei japoniškų žodžių, nei laužo nebėra. Bet per mažas žodynas tiesiog, 100 žodžių per mažai laužai sukurti. Aš filmų prisižiūrėjęs esu su Leonardo DiCaprio, kur jisai tiesiog žiemą sningant per lietų visą laiką užkuria su titnagu, tiesiog su akmenim ten užkuria laužas. 10 hours later. Jūs sakysit, kad spėjo sutemta, ne? Kol užkūriau, bet iš tikrųjų tai Japonijai labai greit tamsta tiesiog. Ką be skėčio reikėjo dar sudeginti? Be skėčio? Ką? Nedeginau aš jokio skėčio.
Matai, naujų uždėjau ir jos belenkai prūksta, nes drėgnos. Taip. Jeigu nebūtume susižadėję, tai va dabar būtų momentas. Dabar būtų momentas prašyti rankos. Išlaikiau testą, manau. Ačiū tau už šitą šilumą. Skėtį rytoj naują nusipirksim, viskas gerai. Dar šiek tiek apie orą. Tai pas mus dabar ir visą mėnesį bus pavasaris brūkšnelis vasara. Tai yra tiesiog idealus mėnesis ėjimui ir miegojimui palapinėje. Būna dažnai saulėtos dienos ir tada kas kokias 3 dienas būna lietaus dienos. Tai ir tos dienos savaip džiugina, nes tiesiog lietaus dienos priverčia džiaugtis saulės dienomis labiau. Po to mėnesio ateis baisusis lietaus sezonas. Tai jeigu dabar lietus kelyje jis yra šaltas ir toks lietuviškas tiesiog, tai per lietaus sezoną oras bus tvankus. Tai realiai geriausias palyginimas būtų, kad visas ėjimas ir miegojimas ir viskas bus tiesiog kaip pirtyje, kur tu išeini į lauką ir tiesiog esi šlapęs. Bet ne nuo to šalčio, ne nuo šalto lietaus kaip dabar, bet nuo tokio tvankaus, prakaituoto oro. Kas yra blogiausia, kad kūnas save vėsina prakaituodamas ir kai jisai negali per tą tvankumą visą prakaituoti, jisai savęs nevėsina. Tai laukiam, žiūrėsim, kaip bus. Gali šitas labai netinkamai pasenti šitą informaciją, bet man labai patinka karštis. Man patinka miegoti užsiklojus su 3 kaldrom ir tiesiog tvankiai. Tai aš noriu tikėti, kad nebus man sunkus tas tvankumas, bet pamatysim po mėnesio. Bet visa šeima prabėgo. Prieki tėvai, 2 bembiai iš galo, prašaliavo, dar bandžiau suspėti nufilmuoti, nes matėsi, kad pro mūsų kelią šoks. Nes čia visur atitvarai padaryti, o vienoje vietoje grynai padaryta laukiniam žvėrim toks kaip proskina tokia, kad galėtų prašaliuoti. Tai žiauriai gražiai atrodė. Ir labai smagu, nes priminė, kad dar ir laukinė gamta tiesiog laukia mūsų, nes čekiušų tai tikrai daug jos nematysim, bet Japonų Alpėse ten bus wow, manau, ten tiek visko pamatysim. Ir labai smagu, nes kelionės galas bus pats nuostabiausias, realiai, laukinės gamtos ir šiaip gamtos atžvilgių, nes būsim labiausiai atitolę nuo civilizacijos, tai nebus kas tų žvėrelių išgąsdina ir labai laukia, nes tiesiog labai faina, kaip pačiam gale ta vyšnė ant torto laukia, žinai. Vau, ką tik iš tikrųjų mačiau tą širšę gigantę, kokia jinai dydžia, jinai ta prasme, va tokia jūs nieko jos nesumaišysi. Ir jinai praskrido tiesiai, Juliai pro nosį, o taip iš tos pusės. Ir aš galvoju, jis taip nesureagavo, kad nieko baisaus. Ir tada jinai va taip pasuko ir pro mane į krūmus nunėrė. Ir aš štai arti mačiau, jinai va tokio dydžio, va tokio. Su nieko tiesiog nesumaišysi, su tokia raudona nosim. Ir tiesiog buvo mes jau visiškai neįdomus šį kartą. Wow, bet kaip ramu, kai pamačiau dabar bent jau žinosiu, ko tikėtis. Wow, kokio dydžio širšė, va tokia širšė. Paskaičiau dar truputį apie tas širšės, tai tiesiog patvirtina, kad 100% ją mačiau. Kaip įdomu, jinai tokia milžiniška, su niekuo nesumaišysi tiesiog. Ta prasme, tos musės, kuriuo aš išsigandau prieš tai, 16 kartų didesnė tiesiog. Va tokia. Aš negaliu patikėti, ta prasme, aš taip bijojau pamatyti ir aš taip džiaugiuosi, kad dabar jau praeitytas momentas. Ką aš apie ją žinau, tai jeigu mes eisim ir išgirsim, sako, kad labai garso, aš nežinau, negirdėjau. Zzz, tai nieko panašaus turbūt, ką aš girdėjau. Tiesiog eit lėtai atgal ir atsitraukti ir netrukdyti joms gyventi. Jeigu daug jų skrenda į vieną tašką, reiškia, ten yra jų lizdas, tai jos šiaip nėra agresyvios, jos agresyvios, jeigu jų lizdui kyla pavojus. Prie lizdo sėdi kelios jos ir prižiūri, yra tokie keli sargai. Ir jeigu, tarkim, čia būtų lizdas
Ir aš eičiau ir ten tie sargai sėdi, jie mane pamato, jie atskrenda, va čia priešais mano veidą ir patikrina, kas aš esu ir ko aš noriu, ar nelendu jų lizdą. Jeigu taip nutinka, jokių būdų pats baisiausias dalykas nedaryti va šito judesio. Nebandyti jų numušinėti. Nes tai yra ženklas, kad aš tarsi puolu jas ir jos puls atgal. Tai ką man reikia daryti? Eiti atgal. Ramiai, aš nieko iš jūsų nenoriu, einu atgal. Kitas geras dalykas, kad šitoje kelionėje mums pavyko apsirengti šviesiai. Šitos bitės, aš nežinau, ar teisingas sakyti bitės, jos yra širšės gal. Jos yra, jos puola juodai apsirengusius žmonės, nes jų priešai, meškos yra juodas. Nu žodžiu, bet nieko panašaus neįsivaizdavau, ta prasme, jinai tokia didelė buvo. Jo, mes jai netrukdėm, tai jinai tiesiog praskrido pro mus ir nuskrido turbūt į savo lizdą. Jie medžioja šitus, ko nežinau, lervų kokių ieško, neįsivaizduoju, ką jie čia veikia. Wow. Dar vieną kartą reikia sutikti, kad Julius normaliai užfiksuotų ir tada jau viskas, galim nebesusitikti. Nu nebijau aš tų vapsų, bet tiesiog bandai tu mane išgąsdinti su tais gyvūnais, nebijau aš tų gyvūnų. Aš žinau tiesiog kaip faktą, kad net jeigu ir tai bitė žudikės yra, jeigu aš nesikėšiu į jų gyvenimą, tai jos į mano irgi nesikėš. Tai nebent netyčia kažkur užminsi, bet tiesiog reikia žiūrėti po kojom ir nesitabaluoti su tom lazdom. Ir viskas bus gerai. Nu, man baisiausia, kad tiesiog, nežinau, einant į tualetą, kad tiesiog netyčia kažką. Aš tiesiog, žinokit, taip bijau Japonijoje eiti į krūmus, nes tiesiog tiek daug gyvybės visokios. O kai bus jau lietaus sezonas, tai išvis čia, nu tiesiog čia yra tobula terpė, ta drėgna, tvanki temperatūra. Visai gyvybė, kuri nori šėlioti, tai šėlios čia. Labai pas mus šiandien stiprus vėjas, bet aš primenu, mes esam Japonijos pietuose, kur pagrindinis visas pragyvenimas ir viskas. O, žmogeliukas užbrauktas. Tai aš gal ir nebertėsiu tada. Visas pragyvenimas yra iš žemdirbystės, gyvūninkystės ir tiesiog praeinam labai daug vištidžių, karvidžių ir pažiūrėkite, tai jau galvau įkišu nosį ir tiesiog pasmalsausiu. Tikiuosi, kad jūs gerai gyvenat. Iš to, kaip rupšnoja tiesiog, tai atrodo, kad gerai gyvenate. Aš tikiuosi, kad jums viskas gerai. Ir linkiu ilgo ir laimingo gyvenimo. Mes jau atvykome į savo šiandienos tikslą, tai esame Aso miestelyje. Dar esame pačiame priemiestyje ir judame link pietų vietos. Liko dar apie 10 minučių pėsčiomis. Tai norėjau papasakoti, kodėl aš filmavau tos jaučius ir ką aš norėjau parodyti. Tai nežinau, kiek etiška taip elgtis, bet tiesiog manau, kad pati jautina yra didelė Japonijos tiesiog neatsiejama dalis, ta vadinama vagių jautina. Tai vagių jautina yra tokia marmurinė jautina, aš uždėsiu jos nuotrauką. Ir jinai yra auginama Japonijoje iš 4 jaučių rūšių. Kažkada anksčiau buvo leidžiama dalį jaučių eksportuoti į Ameriką ir dabar paskui tą langą uždarė, bet dabar yra susimaišusi. Amerika yra gaminama amerikietiška vagių, Australija apskritai yra antra po Japonijos daugiausia vagių pagaminanti šalis, bet vis tiek tas oficialus tikras vagių gali ateiti tik iš Japonijos. Tai Japonijoje yra keli regionai, kurie augina tos jaučius ir vienas iš jų yra būtent va šitas, į kurį mes šiandien atėjome. Tai Aso yra išskirtinė tuo, kad yra 4 jaučių rūšis Japonijoje, iš kurių gaminama į vagių jautiną. Ir būtent rudieji jaučiai gyvena va čia, Aso miestelė. Aš spėju, kad ten aš juos ir mačiau. Kodėl jie auga tokie uždaryti, tai yra dėl to, kad skaitosi, kad paskutiniam pačiam jau auginimo etape jaučių,
Jaučiai turi kuo mažiau judėti, kad jų raumenys nesukėtėtų. Iki tol jie auga laisvėje. Ir apskritai Japonijos jaučiai garsėja tuo, kad jie auga tarsi idealiomis sąlygomis. Tai kiek įmanoma sukurti tą komfortišką gyvenimą, tai jie jį ir turi. Dėl to, kad yra manoma, kad jeigu kuo komfortiškiau auga jautis, tuo kokybiškesnė gali būti jo mėsa. Konničiwa. Mums jo į kairę reikėjo sukti turbūt. Konničiwa. Juliau, sukame kairę. Tai nors taip, šitie jaučiai, kuriuos aš rodžiau, yra skirti pramoniniam naudojimui, bet jie yra auginami itin komfortiškai, tai jiems ten vasarą statomi kondicionieriai nuo saulės, tada yra tokie gandai, kad jie yra nuolat masažuojami, dėl mėsos kokybės yra girdomi alumi, tai šitie dalykai gal yra šiek tiek hiperbolizuoti, bet sakau, tiesiog manau, kad palyginus su įprastomis sąlygomis, jaučių auginimo, tai Japonijoje yra užauginama geriausia mėsa ir jaučiai gyvena palyginus komfortišką gyvenimą. Nežinau, aš kiek nepatogiai jaučiuosi kalbėdama apie tai, matosi turbūt iš mano taip kruopščiai bandoma išrinkti žodžių, bet tiesiog mėgstu jautieną ir turbūt palyginus šeinai nugyvena pakankamai kokybišką gyvenimą. Ir man tas jautis, kurį mačiau, atrodė, kad jisai visai skaniai rupšnoja tą žolę, tai vis dar tikiuosi, kad jis gyvena gerai. O mūsų va čia po dešinę turėtų būti dar sekantis, va ten raudonas tas stogelis. Va šitas meniu išneštas, o Dieve dirba. Kaip smagu. Trattoria La Luce. Gerai, aš meniu jau žiūrėjau internete, tai galim tiesiog eiti. Nežinau, mes atėjom čia į kažkokį paštą, į bankomatą. Nu, va čia. O Dieve, kaip mielas čia toks baras mini. Net nesimano. Gal iš kitos pusės? Ai va. Konnichiwa. Please. Jo. Netelpu. Two person, okay? Yeah, okay. Oh. Mes ką tik pavalgėm ir Aso miestelėje sekantis mūsų planas yra tiesiog dar kartą pavalgyti. Tai kad ir kaip keistai skambėtų, bet dabar jau toks apetitas. Tada mes eisim ieškoti vietos, kur miegoti. Kadangi vyksta tas Japono atostogos, tai visi viešbučiai yra užbukinti. Tai tiesiog ieškosim, kur prisiklausyt savo palapinę. Ir rytoj nusipirksim mikrofoną, dar truputį pailsėsim pusdienį ir eisim toliau. O šiandien aš jau užbaigsiu čia video, bet dar prieš pabaigą, prieš išeidami ieškoti nakvynės vietos ir dar vienos vakarienės vietos, aplankysime vieną pagrindinių čia traukos centrų, tai yra šita šventikla, Aso šventikla. Ir jos išskirtinumas yra tas, kad jinai pastatyta yra prieš maždaug 2500 metų. Ir šį vakarą jinai jau yra uždaryta, mes nebeieisim į vidų. Ir apskritai aš dar su visų šventyklų etiketų nesu susipažinusi. Tai mes dabar taip akies krašteliu pažiūrėsime ir šventiklas pradėsime lankyti ir susipažinti su jom gal šiek tiek vėliau. Bet jos yra tas išskirtinumas, kad man atrodo 16 metais jinai buvo sugadinta žemės drebėjimo ir vat visiškai neseniai restauruota. Tai kol nežinom teisingos istorijos, tai tiesiog einam ir grožimės. Labai grožimės. Wow. Reikia daryti taip pat, kaip žmonės daro. Nusilenkt.
Čia saugo. Saugo. Aš nežinau, aš nelabai noriu gal eiti. Man toks jautrus šio dalykas atrodo religinis. Labai įspūdinga. Pažiūrim, ką jie darys, jeigu jie nueis, aš irgi eisiu. Čia kažkur turėtų būti švento vandens. Aš prisiminiau. Čia turėtų būti švento vandens, kuris ten labai gerai mums padėtų gyvenime. Bet kitas dalykas yra, iš tikrųjų, medžio kažkoks kaip dalykas. Va, parodė, kaip teisingai elgtis, matai. Man atrodo, kad įmetė monetą, tada suplojo 3 kartus ir nusilenkė. Ok, išmoksim ir mes. Kažkur turėtų būti medžio, kažkoks kaip suoliukas ar kažkoks medžio dalis, kur, kad poroms santykiuose sektus mes turėtume apeiti 1-2 kartus palei laikrodžio rodyklę, kitas prieš laikrodžio rodyklę. Bet aš net nieko panašaus nematau, gal čia buvo išėjus. Na gerai, nebespėliosiu. Kitą kartą geriau pasiruošę ateisime.